Buriuotojo gyvenimas iš šono turbūt visą laiką atrodo žavingas. Bet ką daryti, kai ateina ruduo, tuo labiau žiema. Laivas krante, jūra nedraugiška, gamta šiauri, nelabai ką norisi daryti. Ne visiškai. Šitas metas kaip tik yra tai, kada gimsta pačios didžiausios idėjos ir pačios gražiausios svajonės. Su šito video aš pirmą kartą išbandau savo jėgas pasidaryk pats tipo žanre. Manau, kad daugam bus įdomu tai, ką aš čia papasakosiu. Na, jeigu ne, tai ne. Šitas darbas jau seniai manęs laukia ir aš džiaugiuosi, kad aš jį pradėjau daryti. Pasižiūrėkime. Šitas vintažinis vėjo jutiklis mėtėsi laive nuo pat jo įsigijimo. Jis jau praeito šeimininko buvo sulaužytas ir pasidėtas ir nenaudojamas. Kelis kartus jau kilo rankos jį išmesti, bet vis pasilikdavau, nes aš toks esu, gerų daiktų neišmetu. Žodžiu, jo yra tiek, kiek yra. Išeina 5 laidai. Ir mano ambicija yra šitą jutiklį įdarbinti. Pas mane laive nėra vėjo jutiklio. Tiesiog man jo kaip ir nereikėjo. Bet kartas nuo karto vis pagalvoju, kad būtų gerai jį turėti. Pirmas dalykas, ką aš noriu padaryti, tai tiesiog pasižiūrėti, ar jisai gyvas, ar šitie du jutikliai vienas vėjo greičio, kitas vėjo krypties, ar jie ką nors rodo iš viso, ar galima su jais tikėtis kažką tai padaryti. Jeigu nepasiseks, jeigu nematysiu signalų, tai tiesiog bus tada galima ramia sąžinė išmesti ir nueiti į parduotuvę, išleisti eilinius 500 eurų ir nusipirkti tai, ko reikia. Pirmas dalykas, ką aš noriu padaryti, tai sutvarkyti tai, kas liko iš jungiamųjų laidų. Turim dabar kabelio tiek, kiek norim. Čia dar bus galima tų apsauginių sluoksnių pridėti daugiau, kai reikės. Tai dabar sekantis dalykas prisijungti prie kažko tai šitą daiktą ir pasižiūrėti, ar yra koks nors signalas. Dabar man reikia kažkokio tai maitinimo. Tai gerai, kad yra pas mane visokių senų projektų likučių. Turiu 12 voltų maitinimo šaltinį skirtą turbūt ledams. Kažką dariau ir nepanaudojau jo. Tai dabar tiks šitiems mano eksperimentams. Kad nereikėtų laikyti šito viso daikto rankose, tai aš prisimontavau prie stovo, prie trikojo. Dabar galėsiu patogiai dirbti. Prijungus maitinimą iš esmės lieka 3 laidai, kurie turėtų būti signaliniai. Geltonas, mėlynas ir baltas.
Taip, geltonas laidas rodo kažkokią tai įtampą. Na, jeigu aš pasukioju krypties rodiklę, tai įtampa keičiasi. Ir, sakysim, čia yra mano 12 valandos kryptis, tai 2,3 voltai. 3 valandos kryptis 3,8 voltai. 6 valandos kryptis 2,3 volto. Ir 9 valandos kryptis 1,2 volto. Tai kaip ir neužtenka vieno to laido, nes įtampos kartojasi. Tai pasižiūrim, kas baltame laide. Baltas laidas panašią įtampą. Čia yra 12 valandos kryptis 1,3, 1,4. 3 valandos 2,8. 6 valandos 3,6 ir 9 valandos 2,4. Faktas, kad turim dvifazę krypties atpažinimo sistemą. Na, dar galima pasižiūrėti, kas yra mėlyname laide. Čia matau beveik 12 voltų. Na, ir jeigu pasuku malūnėlį, matau, kad keičiasi tarp 0 ir 12. Ne, jeigu greitai pasuku, tai kažkur tai rodo per vidurį. Galima pastatyti ant kintančios įtampos multimetrą. Ir tada matysim vidutiniškai 6 voltus. Na, tai reiškia, yra impulsai. Na, kaip ir viskas puiku, jutiklis veikiantis yra. Turim abiejų kanalų signalus. Ir dabar reikia sugalvoti, kaip juos panaudoti. Iš tikrųjų, neverta čia būtų to užsiminėti, nes galima visiškai pigiai nusipirkti autonominį jutiklį su bevėliu duomenų perdavimu, su ilgai trunkančiomis baterijomis ir taip toliau, bet mano pirminis noras turėti šitą jutiklį laive ir vėjo greičio ir krypties matavimo sistemą turėti laive yra dėl to, kad padidinčiau biškį autopiloto galimybės. Nes autopilotas turi įvairių įdomių režimų ir tam jam reikia žinoti vėjo kryptį ir greitį. Kol aš pats vairuoju laivą, man tie duomenys yra neįdomu. Tai tam, kad autopilotas matytų tos duomenys, man reikia vėjo jutiklį integruoti į bendrą skaitmeninį tinklą, kuris yra mano laive. Tai yra NMEA 2000 arba C-Talk-NG. Tai C-Talk-NG yra Rain Marino standartas, NMEA 2000 yra toks labiau tarptautinis standartas, bet jie turi pilną suderinamumą tarpusavėje ir skiriasi jungtis tik tai galiu ir vienaip ir kitaip išpildyti. Bet kol kas aš turiu tik tai analoginius duomenis ir tos duomenis reikia kažkaip tai skaitmenizuoti. Tai tam, kad galėčiau juos skaitmenizuoti, aš įsigijau tokį produktą, kuris yra gana žinomas buriuotojų tarpe. Yra tokia kompanija Hot Labs, kuri gamina tokį atviro kodo modulį, su kuriuo gali pabandyti, bent jau gali susikurti savo jutiklį
ir po to integruoti į NME 2000 tinklą. Turime maketinį jutiklio ir plokštės sujungimą. Na ir dabar labai smalsu pasižiūrėti, ar viskas veikia ir kaip viskas veikia. Tiesos akimirka. Jungiam viską į rozetę. Opa. Taip, na, kol kas niekas nesvyla. Dūmai neparūko. Žalias indikatorius šaltinėje. Raudonas indikatorius plokštėje, viskas sukasi. Tam, kad galėčiau stebėti, kaip atrodo duomenys, kurios mikrovaldiklis gauna iš jutiklio, man reikia prijungti kompiuterį. Tai kompiuteris jungiasi per USB. Taip. Na, taip atrodo firmware'as arba mikrovaldiklio programos kodas. Kaip matot, jis yra pakankamai nedidelis. Viso labo 86 eilutės. Ir kodavimui aš naudoju Arduino integruotą developmento programą. Na ir, aišku, čia esmė yra pasirinkti ir suprogramuoti teisingus pinus ir per juos pasiimti duomenis. Pasirodo, norint pasiekti mikrovaldiklį, reikia prisiskirti portą. Taip. Na ir dabar bandom kompiliuoti dar kartą. Tvarkoj. Atrodo, kad programa jau veikia. Dabar pasižiūrėsime, ką mums rodo mūsų monitorius. Taip. Na, rodo kažkokius tai skaičius, rodo įtampas. Taip, atrodo viskas gerai. Kampas, kurio šiuo metu stovi rodiklė 197, 199 iki 200. Vis rodiklė nejuda, čia aišku triukšmas yra. Jeigu aš ją pasuksiu, na, taip, įtampos keičiasi, kampas irgi keičiasi. Na, o vėjo greitis pas mus. Taip, vėjo greitis. Vėjo greitis irgi kažką tai rodo. Na ir šitoje vietoje galima konstatuoti, kad turim bent jau analoginę dalį jutiklio veikiančią. Tiesą sakant, man visiškai patiko, kaip pavyko pradėti šitą projektą, bet kaip visi prietaisus kuriantys inžinieriai, aš žinau, kad šitie pirmieji žingsniai, protestavimas maketiniam režime yra nedidelė darbo dalis. Teks susikurti korpusą, teks sugalvoti, kaip visą tai prisitvirtinti prie laivo konstrukcijų, sudėti normalias jungtis ir svarbiausias dalykas tai yra testavimas. Testavimas realiomis sąlygomis tai yra ne tai, kad pasižiūrėt, kokius skaičius išsiunčia mikrovaldiklio programa, bet pasižiūrėt, kaip į tos skaičius reaguoja autopilotas. Tai tam reikia prisijungti prie laivo tinklo
Ir šito aš padaryti greitai negalėsiu, nes laivas yra toli ir iki naujų metų nesiruošiu ten važiuoti. Bet jeigu kas nors norėtų mane pasikviesti į svečius ir pasiūlyti prisijungti su savo jutikliu prie savo laivo tinklo, tai aš maloniai tokį kvietimą priimčiau. Na, jeigu ne, tai turiu kitų idėjų, kaip tą testavimą padaryti, bet apie tai papasakosiu kitame video. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu, bent jau taip įdomu kaip man. Ir džiaugiuosi, kad žiūrite, džiaugiuosi, kad mes bendraujam ir susitiksim tada kitą kartą. Iki pasimatymų. Ate.